Sveiki visi, ačiū, kad užsukot. Video nusimato ilgas, tad linkiu gražių jums akimirkų žiūrint. Visas rudens sezonas prieš akis. Sveiki visi, šiandien spalio 23 ir aš tikrai turiu prisipažinti, kad sunkiai filmuojasi, labiau norisi tiesiog ramiai leisti laiką, siuvinėti tada, kada norisi. Ir intarpų iki šios dienos kaip ir nebuvo, nors praėjo tikrai daug laiko. Bet turiu ką jums parodyti. Tai tada, kaip ir aną kartą rodžiau, pakilau žolytę, buvo kojytės arkliuko. Tai pirmą pasibaigiau arkliuką, specialiai šiek tiek fono išsiuvinėjau, kad galėčiau jį pilnai bekų papuošti. Ir tada perėjau prie kumelės ir tada judu į kairėje pusę. Kumelė dar nėra gavusi beko beveik, tik tai sakytė, man atrodo, aš kol kas siuvinėjau iš jos, nes ten tiesiog siūlo galiukas buvo, tai norėjau pasibaigti. Tai toks grožis, netelpa viskas, aišku, vieną kadrą. Vakar dar išsiuvinėjau uodegytę, tai šiandien jokio progreso nesu padaręs, norėjau tiesiog jums pasirodyti, kaip atrodo. Tai šiaip labai gražu, pasiekiau 50%, čia irgi buvo rodiklis, kad tikrai reikia nors vieną kartą įsijungti jums pasirodyti, kol dar pilnai neišsiuvinėjo arkliai, vien dėl to, kad 50% vis tiek yra tas malonus rodiklis, kad labai sparčiai, gražiai judam į priekį. Tai va, tie mano arkliukai pajudėjo, toks progresas. Kryželius siuvinėjasi labai smagiai, iš tikrųjų čia yra tokie spalvų blokai. Galima per dieną pakankamai daug išsiuvinėti, vėlgi dažniausiai siuvinėju ten vakare, kai vyras prižiūri kūdikį, bet visumoje taip, kol kas dėliojasi viskas šitą kryptim, tai pasirodžiau ir susitiksim už akimirkos. Na ir dar vienas įsijungimas su akompanimentu iš nugaros, ta prasme, baby šnekės, jau susitaikykim su tuo, kad bus linksma. Tai prieš jūsų akis vėl viršelis Gold Collection rinkinio, arkliai prie šaltinio, turbūt taip vadinasi, žirgai, gal netgi ne arkliai. Tai štai, filmuoju su įjungto apšvietimu, nes nors ir dar dienos metas nieko nesimato, nieko negaliu pakeisti. Tai norėjau įsijungti ir pasirodyti jums su jau dabar šiuo etapo paskutiniu įsijungimu, kadangi šiandien yra prieš paskutinę lapkričio dieną. Rytoj tikrai negalėsiu nufilmuoti, tai galvoju, įsijungiu, pasirodau ir toliau tęsiam gruodį. Tai ne visą beką dar atlikau, bet visi kryžiukai išsiuvinėti, arkliai yra pilnumoj. Trūksta dar beko, kadangi tik juodų bekų siuvinėjau ir vakar dar vieną šitą tokią juostą išsiuvinėjau ant žirgo, tai trūksta kai kurių atspalvių ne juodų, dar šiek tiek ant vandens turi būti tokių srovelių. Čia matosi tų tokių vandeninių srovelių, dar karčiai turi įsirėminti, panašiai, žodžiu, dar yra darbelio. Bet jau nespėjau į rudens sezoną, tai tebūnė, pasirodau taip, kaip yra šiandien. Tai taip atrodo darbelis, iš ties stengsiuosi gal kažkurį kitą kartą įsijungti, kai bus geresnis apšvietimas ir dienos šviesoj parodyti, kaip atrodo. Dabar jau kaip turim prie tokio apšvietimo, taip turim. Tai turim 62 su centukais procento. Tai iš esmės aš savo įvardiju, kad mes išėjome finišą tiesiai. Suprantu, kad čia mano labai optimistinės mintis, bet aš taip jaučiu. Iš tikrųjų, aš jau žolyną pabaigusi, šitą žolyną pabaigusi, jau įsivaizdavau, kad sunkiausią dalį padariau. Nes visa šita iš tikrųjų dalis lengvai įsiuvinėjęs, aišku, tų kryžiukų yra daug, ten pusinių yra daug, tos sruogų yra daug, iš kiek gijų įsiuvinėjęs, ta prasme, kiekis jų yra didelis, bet aš vis tiek galvoju, kad aš sunkiausią dalį jau padariau. Nežinau, kaip taip išeina, bet aš taip galvoju. Tai va, tai tie mano 62%, man jau atrodo, kad aš einu į pabaigą. Tai dabar čia bus tokie foniniai keli medžiai, šita dalis balta nesisiuvinėja, nors aš dar vis tik galvoju, kad gal reiktų bent jau kokį pusinių baltų pereiti, nes kad ir tai žymi kažkokį debesį tolumoje, bent jau aš taip įvardinčiau, bet kadangi aš nekeičiau medžiagos, tai aidos skylutės švies labai stipriai, bent jau aš taip galvoju, bet pamatysim, kaip eisiu prie to. Tai čia yra tiesiog didžiuliai plotai vienas spalva siuvinėjami, tai šitie greisai eisis, palyginus reikia tik tais daug adatų įsiverti.
Ir tada jau gražiausia dalis bus šito medžio šakos, šitos vietos aš tikrai labai laukiu. Tai mano tikslas yra dabar pasibaigti beką, pasidaryti dar šiek tiek žolyno ir persisukti. Ir jau kai persisuksiu, turbūt dirbti visam plote. Kartais ilsėtis ant spalvų, kartais eiti į tą mišrainę šiek tiek, kad būtų nors kažkokia tai, kad būtų nors šiek tiek įdomiau. Ir taip, iš tikrųjų nuoširdžiai aš galvoju, kad jeigu nieks nepasikeis, aš per gruodį turėčiau susitvarkyti su tuo. Aišku, čia aš gal labai optimistė, bet galima būti optimistė hobio srityje, tiesa. Šiaip gyvenime geriau būti optimistėms, tik tais tiek, kad gal realistais saugiau būti. Tai aš optimistinių variantų tikrai galvoju, kad galiu įveikti, bet tai priklausys nuo aplinkybių, nuo visokių sirksim, nesirksim, ar gerai jausimės ir panašiai. Kiek to laiko susidėlios, bet labai norėčiau pasibaigti dar šiais metais, jeigu tik tais pavyks, nes, aišku, aš jau susikūriau planų kitiem metam didžiulių. Štai iš tikrųjų naivu, bet vėlgi galvoju, kad nesvajoji negyveni, tai aš susikūriau savo daug planų kitiems metams. Iš esmės jos bus galima skelbti Mereškos metais, taip kaip aš juos įsivaizduoju. Tai bet čia apie tai jau kada vėliau pašnekėsim. Jeigu aš leisiu savo juos įvardinti, nes kartais įvardinus kaip tik viskas ir žlunga, tai kartais geriau tyliai ramiai svajoti ir daryti tą linkmę ir pavyksta. Na, žiūrėsim. Tai čia toks mano paskutinis įsijungimas su arkliukais šitam mūsų epizode, šitam mūsų filmukė už rudens sezoną. Tai manyčiau, kad mes puikiai paaugom. Aišku, jisai nebuvo mano pagrindinis procesas, aš daugiau skyriau dėmesio Mereškos rudeniniam sampleriui ir tai buvo matyti, manau, jau šio video metu, kad aš jam buvau daugiau atidavus savo laiko, o gruodis šitas bus mano VIP ir aš tikiuosi, kad mums viskas su juo gerai susidėlios. Tai kryžiukų kaip ir neliko, tik kiek žinau, liko visi dabar pusiniai, visas grožis, tai taip. Atsiminkit, kaip buvo, susitiksim už akimirkos, o gal ne už akimirkos, iš tikrųjų, gal jau kitoj serijoje. Na ir trumpas įsijungimas, o gal ir netrumpas, apie mano kitą darbelį, tai yra rudeninis sampleris Mereškos rinkinys su DMC stiliukais ir 16 kaunto 2 atspalvių kanvom. Tai priminsiu, nors turbūt gal netgi šitam video jau kartojuosi apie tai, kad lapė, namukas ir šitie du elementai siuvinėjasi ant vieno atspalvio, ekru, man atrodo, atspalvio aidos ir šitas kapučino atspalvio aida naudojama kaip fonas ir joje siuvinėjasi kiti elementai. Na, eigoje gal jums bus šiek tiek aiškiau, nors turbūt čia ir taip viskas labai paprasta. Tai paskutinį kartą jums rodžiausi, kad siuvinėjau namuką. Namuką siuvinėjau ir jums dar sakiau, kad man nepatinka, kad skirtingų pusinių, kad vienodi pusiniai ir vieni kampukai gaunasi kaip ir šiek tiek pašiaušti negu kiti. Tai čia buvo rugpjūtis. Tai dabar bandysiu parodyti šiek tiek jums. Va, kaip atrodo darbelis. Šiandien yra lapkričio 6. Aš jums paskutinį kartą rodžiausi rugpjūtį, tai rugsėjį faktiškai šito darbelio nesiuvinėjau, prisėdau jau spalį ir spalį pagavau šiokį tokį pagreitį. Tai jeigu trumpai, nekreipkite dėmesio, kad čia nuo krokodilų liko linijos ir šiek tiek pasikraipė siūlas, manau, kad jie vis tiek pasitemps. Tai, kaip ir minėjau, šitos pusinius dariau priešingų krypčių, tam, kad visi žiūrėtų į centro pusę. Man taip norėjusi, taip aš ir padariau. Ir ko jūs nematėte, tai išsiuvinėjau šitą laputaitę. Va, kokia simpatiška. Čia labai gražus blendai yra šitoj pusėje. Tai čia beveik viskas siuvinėjasi kryžiuku, tik tai šiek tiek fono, šiek tiek beko ir va tokia graži dama. Ir turim dar boružėlę. Kaip čia fokusas man leis pritraukti. Ir giliuką. Giliukas ir boružėlė siuvinėjusi super duper greitai, ko nepasakyčiau apie lapę. Man tenai schemai, kadangi siuvinėjau pagal popierinę schemą, aš tai pasimečiau, nes kai kurie simboliai man akyse liejasi, jeigu, tarkim, Riolis ir kitų gamintojų schemos, kurios yra
spalvotos ir su simboliais. Man lengvai susižiūri visi kryžiukai. Kaip aš čia taip jums dar ir susiūrodau. Tai kai yra juoda balta schemos, kaip Lukos ir panašiai, mereškui jie labiau prie Dimensions tempia, bet vis tiek labai daug juodų atspalvių be jokio fono. Ir man tenais B mažoji, B didžioji, arba tenais G mažoji, dar kažkas, man jie visi vėlėsi tarpusavį. Tai su ta lapė šiek tiek prisikankinau, nes kai kurie simboliai buvo super atskiriami, o kitie man buvo labai gretimi, mano protui gretimi. Tai aš ten skaičiavau, žiūrėjau, tada išsivinėjau, žiūriu, praleidau, vėl pakartojau ir taip toliau. Nu, žodžiu, aš prisikankinau. Ir jeigu jums minėjau prieš tai ir dabar galiu pasikartoti, šitą visą tai, ką jūs matote dabar ekrane, siuvinėjau pagal popierinę schemą. Tada mano kantrybė baigėsi, nes galvojau, kad aš tada iki begalybės siuvinėsiu šitą semplerių, aš labai norėjau jį baigti dar rudenį. Pasidariau sagą, persirinkau, bet tuo sunkiuoju būdu, kai tiesiog į tuščią tą kompiuterio langę pattern maker atidarytą langą, persirinkiau 10x10 visus langelius, tiesiog kaip mačiau ant popieriaus. Nes yra tas lengvesnis variantas, kai užsikeli kaip foną, jeigu turi gerą skenerį ir panašiai. Aš bandžiau su savo skeneriu, man nieko gero nesigavo, vis tiek man tų langelių nepagavo, viskas išsikraipė, tai buvo paprašiau tiesiog daryti ranka. Tai aš biški po biški persirinkau ir dabar visą kitą dalį jau siuvinėjau. Tai prasme, persirinkau tai, ko neišsiuvinėjau, tai yra visas tas, grįžkim gal prie pačio darbelio, tai žodžiu persirinkau gervogės ir su visais tais mažais raštais panašiai. Ir tada galvoju, bet aš dabar nežinau, kiek buvo padaryta, nes man buvo labai įdomu, kiek aš išsiuvinėjau ant popieriaus. Tai tada prisėdau dar keliom dienom, kiek galėjau savo skirti laiko ir persirinkau viską absoliučiai į vieną failiuką. Ir tada sužinojau, kad 31% yra tai, ką jūs va čia matote. 31% išsiuvinėtas. Ir tada jau įsitempiau jau ant rėmo kitą tą kapučino spalvos kanvytę ir perėjau toliau. Labai norėjau startuoti nuo šito lapo, aš visada nuo pačios pradedu, labai norėjau nuo šito lapo startuoti, tai taip ir pasidariau. Tai nuo centro adatėlėmis kas 10 pagal schemą atsidėliojau šitą kampą ir tada nuo to kampo atsivedžiau šitą taškiuką. 10 kartų matavau, 10 kartų tikrinau, kad tikrai neprašaučiau ir pradėjau siuvinėti be jokių papildomų žymėjimų, tiesiog adatėlėmis nukeliau ten, kur reikėjo. Ir pradėjau, po to dar Instagram'e dariausi nuotrauką, nes mano tikslas buvo nuo šito lapelio keliauti, tiesiog apačioj kažką tai siuvinėtis. Dar norėjau spėti su rudeniniais lapais, tai lapkričio, žinot, pirmom dienom čia buvo tokios audros Lietuvoje, kad bijojau, kad man nieko nepasiseks padaryti, bet tada pagaliau jau pereikim prie tų spalvų gražiųjų, nes iš tikrųjų super tiek nuotaika man kelia šitas darbas siuvinėjant, nes kiekvieną kartą siuvinėjai vis su kokiu nors kitu atspalviu, tai super gražu. Ir jums rekomenduoju. Tai taip atrodo dabar mano darbas ir turim 61% atliktumo. Tai čia nekreipkite dėmesio į tuos kampukus, aš čia pati savo, jie nebus naudojami. Aš plius minus užsibrėžiau lapės vietą, kurioje jinai yra, kad čia laputaitė turės būti prie šito. Tai tiesiog užsibrėžiau savo. Ir esmė tame, kad man kažkaip sunkiai sekas šį rudenį filmuoti. Nėra to tokio, aš mintyse su jumis labai daug kartų pašneku, bet nesusidėlioja situacija, kad ir vaikas būtų pakankamai ramus arba miegotų ir aš galėčiau pafilmuoti ir panašiai. Tai vis nusikėlė, vakar svarbiausia buvo dar ta diena, kai buvo saulė, šiandien yra pakankamai tamsu, bet lyg, kadangi čia spalvos ryškios, visai gražiai filmuojasi ir taip jau galvojau, jeigu ką atidėti dar kartą, bet tada iki begalybės aš nukilnosiu tą filmavimo įsijungimą. Tai ką aš norėjau pasakyti, tai tikslas mano pasirodymo šiandien yra tame, kad aš noriu persukti Canvą ir gavau, ne, tikrai jau negalima atidėlioti, reikia jungtis čia ir dabar, jau koks oras yra, koks apšvietimas yra, taip ir rodomės. Tai pagal mano užrašus, man atrodo, 23 dienas siuvinėjimas jau esu turėjus su šiuo projektu, ir 61% atliktas. Bet kadangi dabar viskas susaga, tai aš skaniai siuvinėjau, jau tu prasme kartais gaunasi ir ten 500 per dieną, jeigu jau susidėlioja taip, kad arba savaitgalis koksai ir kai vyras gali su kūdikėliu pabūti arba ten miego 20 minučių, aš sugebu jau skirti. Anksčiau dar nesigaudavo, dabar jau gaunasi tos 20 minučių, tarkim, pasiuvinėti per miegą jo. Nors mes vis dar miegam tik po pusvalandį dienos metu, čia jau unikalus vaikas to klausimai, bet viskas gerai. Tai taip,
pasirodau jums kaip yra, be galo gražus, visiems rekomenduočiau, net jeigu jūs kartais bijotumėt siuvinėti to kirpimo, aš pavyzdžiui iš tikrųjų labai bijau, kai reikės kirpti savo išsiuvinėtus kryžiukus ir ten, labai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tai galiu netgi rekomenduoti siuvinėti ant vieno audinio spalvos, vis tiek rinkinyje yra, tarkim, šita kapučino ir nieko nenutiktų, jeigu išsiuvinėtumėt lapę ant tos kapučino tiesiai, arba tą baltą kontūrą, kuris, tarkim, tas ekrių spalvos. Būtų galima išsiuvinėti, tarkim, pusiniais ekrių spalvos, aišku, namukas jau biški giliai ant tos kapučino kitaip rodytųsi, bet tarkim, jeigu jau labai bijant kirpti, tai visada galima siuvinėti tiesiog ant vieno audinio visą, tai vis tiek bus gražu, tikrai bus gražu. Tai va. Tai turbūt plius minus tiek, kiek norėjau pasipasakoti, jums pasipasakojau, toliau keliausiu į viršų, vėl aš čia kažkaip tai nesusidėlioja mano mintis. Čia, kadangi aš dabar tam lapukė darbuojuosi, aš visada stengiuosi darbuotis tik maždaug iki pusiaujo, nes labai sunku po to ranką tiesti. Bet aš kadangi pradėjau va šitaip įtempus kampą ir nuo to lapuko, tai savaime gal aš šiek tiek pakilti ir tada labai norėjau dar Instagramą spėti kažką įsikelt, nes man labai malonu iš tikrųjų, kai pritaginu merešką ir jie į savo istoriją įsideda tai, ką tu tenais demonstruoja. Aišku, stengiuosi padaryti kokią gražesnę nuotrauką, bet vis tiek labai malonu, kad visi mereškos sekėjai gali pamatyti istorijoje ir mano procesą. Tiesiog, turbūt kiekvienai siuvinėtojai tai būtų malonu. Tai žodžiu, aš kadangi taip pradėjau įsitempusi, niekur neperkeliau dar, tai tada susiradau dar tą kampuką, išsiuvinėjau. Šiaip šitą juostą man labai patiko siuvinėti, tiesiog bekstičių. Tai taip siuvinėjau ir atrodo, dar nesuksiu, dar čiučiut ir taip gavosi, kad datempiau iki tiek, kad jau ranką ypatingai sunku pasiekti visus tos tolimesnius elementus, tai dabar persisuksiu kanvytę, tai aš tikiuosi šitą pusę pasibaigti. Kažkodėl man patinka šiuo metu šitą pusę labiau ir tada pakilsiu šitą pusę ir turbūt teks dar kartą persisukti, kad būtų patogu, kad pasidaryti tuos raštus ir čia dar kiek bus likę šitų gervuogių viršui su ta peteliškė, čia kur viršui yra. Tai va, tai toks planas yra dirbti šiuo metu, sakykime, persisukus ties pusiaujo ir tada kilti tolyn į viršų. Tiesiog kažkaip aš matyti senai filmavau, tai labai daug noris papasakoti, nes emocijų daug iš tikrųjų žavi mane tas darbas. Jeigu būtų kokie pilki atspalviai, turbūt taip nebūtų, bet šiuo metu ypatingai tos spalvos žaidžia su manim. Tai taip, turbūt, kad tiek, plius minus pasipasakojau, 10 000 su viršum kryželių yra atlikta ir dar liko 6400. Tai mane tai motyvuoja, nes, taip labai stengiantis, gal net per 10 dienų kokių turėčiau pabaigti. Tai jeigu šiandien lapkričio 6, aš labai tikiuosi, kad per lapkritį man pavyks. Ir bus vis tik tas mano labai norėtas rudenio pabaigtukas, nors aš startavau, man atrodo, rugpjūčio 16, kažkas tai tokio, bet kadangi su popierinė schema labai lėtai man viskas darbavosi, tai aš taip vis būdavo nukeliu, nes, tarkim, arklius siuvinėti lengva, o iš popieriaus gaudyti kiekvieną tą atspalvį man asmeniškai jau yra sudėtinga. Aišku, sakau, priklauso nuo schemos, kadangi labai daug juoda balta ir be jokių atspalvių sunku kartais sugaudyti tuos panašius simboliukus. Tai va, bet čia ne minusas mereškos gamintojams, čia yra minusas man pačiai tiesiog, kad tiesiog taip veikia mano smegenys turbūt. Anksčiau siuvinėjau buvo gerai, o dabar va kažkodėl jau tinginiauju. Tai va, gerai, jau 11 minučių jums čia plepu, be perstojo, savo emocijomis dalinuosi. Tai keliausiu, aš persisuksiu, siuvinėsiu toliau. Va, priminsiu, kad mano progresas yra toks. Tas namukas, atspalviai gerai matosi. Nuguls kažkuriuo tai momentu jau į tą. Tikrai pergyvenu, nepergyvenu, tiesiog nerimauju, kaip man seksis tą siuvimo dalį padaryti, bet turėtų būti viskas gerai. Tai va, iki kito karto. Sveiki visi, trumpas įsijungimas iš lapkričio 13-osios. Iš tikrųjų, mano šiai dienai pati gražiausia vieta turbūt yra šita, nors čia buvo labai daug spalvų keitimo. Labai lėtai siuvinėjosi, bet kai dar bekas užsidėjo, tai atrodo, taip labai saldžiai, viskas labai gražu. Tai dabar jau turiu ir viršutinį kampą, ir plaštakytės dar vakar vakare padariau. Tai jeigu taip žiūrint į patį semplerį, tai lapukai, kadangi jau yra,
Tai va dabar man liko va šita dalis. Tik jau čia, kur kryžiukų bus siuvinėjama su visais lapeliais ir dar kiek čia 5 gervuogės liko. Tada dar liko šitas ornamentas ir šitas ornamentas ir bus visas darbelis pabaigtas. Ten jau 3000 neliko siuvinėt. Tai va, toks grožis iš tikrųjų labai gražiai dėliojasi, be galo fainai, tik tais tiek, kad man lapkritis jau yra labiau žieminis sezonas, aš jau visai norėčiau kalėdiško kažką siuvinėti, tai dabar jau visus arklius savo pasikinkius bandau kuo greičiau pasidaryti visą tą siuvinį, nes iš vienos pusės mane labai skatina tai, kad darbelis eina į pabaigą, labai norisi jį išsiuvinėti iki galo. Iš kitos pusės jau norisi startuoti su ko nors kitu ir tiesiog taip dėliojasi. Tai va, pasirodau kaip yra, sekantį kartą įsijungsiu jau, kai bus visame išsiuvinėta dalis. Na ir po to jau reikės įsijungimą daryti, po to, kai jau įveiksiu visą sujungsiu. Nu, sujungimas nemanau, kad bus toks sklandus. Nu, tiksliau, aš gal tikiuosi, kad bus sklandus, bet nemanau, kad taip tiek drąsos bus imti ir karpyti viską, bet aš jau apie tai šnekėjau, tai daugiau nesikartosiu. Tai va, šitaip tas mūsų sampleris auga. Labai labai gražus procesas, visiems rekomenduoju, ypač rudenį, kai tie auksiniai lapai, tai pasaka. Siuvinėti tokiam spalvom pasaka. Nors įtariu ir žiemą turėtų labai daug efektų šitas darbas. Kai spalvų trūksta, nes čia yra wow, kokių gražių spalvų. Gerai, atsijungiu, kol mano sūnus nepradėjo čia kalbėti, nes kol kas dar laikosi, bet jau toj paluš, nes jam reikia ir kamerą patraukti, reikia ir viską pajudinti, pačiupinėti ir taip toliau. Gerai, iki kito karto. Gaudau lašelį šviesos, kiek dar jos yra, spalvos ne visai taip persiteikia, kaip iš tikrųjų man, nu, prasme, kaip jūs ekrane matote, realybė yra šiek tiek šviesiau. Šita kapučino kanvytė yra švelniai šviesesnė, na, bet nesvarbu, viskas vis dar procese. Tikiuosi, kad paskutinius kadrus galėsiu padaryti dienos šviesoje, galbūt lauke. Žodžiu, norėjau jums pasirodyti, kol dar nesukarpiau. Dariau Instagramui nuotraukytę 2 elementų, tai yra ta dalis, kuri kaip atskiros dalys išsiuvinėtos, nelyginau, nebandžiau, aišku, išlyginus būtų dailiau, bet nuo lyginimo realiai ten garas dar kažkas, kad nepasitemptų, tai palikau taip, kaip jos buvo. Tai matosi šiek tiek dar ir kanvos sulenkimo linijos ir ant rėmo, kai buvo šiek tiek užsukta kažkur. Žodžiu, tai rodausi, kadangi atsiminiau, čia jau vakar gavau, gal reikėtų kirpti, bet ne, sustabdžiau save, reikia dar jums parodyti tą akimirkėlę, kaip viskas atrodo. Tai pabaigiau darbelį lapkričio 16 dieną vakare. Jau galvojau, tikrai reikia pabaigti, nebėra ko tempti. Iš tikrųjų labai gražiai šitas momentas labai lengvai siuvinėjus, nu, neskaitant tos gražiosios dalies, kurią minėjau. Nes ten daug kaitos buvo, bet čia yra ženkliai lengviau, labai didelį plotą užsiuvinėja viena spalva arba pusiniais. Nu, toksai, sakykime, šita viršutinė dalis man asmeniškai yra lengvesnė negu, pavyzdžiui, šita patinė. Bet jeigu antrą kartą nesiuvinėsiu, tai čia galbūt kam nors nebent bus aktualu apie tai kalbant. Tai žodžiu, užsitempiau kol kas ant kartono, tiesiog kadangi norėjau parodyti, nes neturiu tokio dydžio nei pusnapų, nei rėmelių, kad tilptų visas darbelis, nes telpa, tarkim, tik tais kažkokia atkarpa. Tai taip atrodo, na iš ties gaila iš tikrųjų, kad spalvos netaip persiduoda, jos yra šiek tiek šviesiau, švelniau, bet lapkritis turbūt duoda savo. Tai va, taip atrodo. Baigtos siuvinėti dalis. Dabar mano tikslas yra išsikirpti šitas 4 atskirius elementus ir juos prisiūti ten, kur reikia. Tai va, ir tas prisiuvimas netgi yra parodytas. Iš tikrųjų, čia netaip matosi. Tas prisiuvimas yra parodytas, nu, tarkim, čia bus lapės vieta, yra parodyta netgi dygsniavimas, jis yra skirtingas, ten, tarkim, kartais. Nu, aš į sagą persirinkau konkrečiai taip, tai dėl to ten sagai dar trūksta man 1,5% iki 100% pabaigimo. Tai siuvinėjasi, jeigu gerai atsimenu, pažiūrėkime, 11 spalva. Tai 11 spalva yra tokia kaip ekrių, gal plus minus tas atspalvis va šitas. Tuoj mes eisim su mažyliu į lauką, norėjau dar pridėti momentą, nes kai grįšim vėl bus tamsu, garantuotai vėl debesis uždengs dangų.
Tai žodžiu, kalbant apie schemą, tai aš jos dabar jau visai nebenaudosiu, siūsiu tik tais tiek, kiek nusirodžiau savo savai su tais dygsniukais. 29 originalios spalvos ir dar 5-4 blendai buvo naudojami, spalvų labai daug liko. Man kai kuriuo atrodo, kad netgi pusė liko. Nu, iš tikrųjų, ta prasme, toksai pluoštas siūlų, bet toks, prašau. Viskas labai puikiai. Aišku, senai siuvinėjau, nu, negaliu sakyti, kad senai, bet būtent su Zweigart Aida ir su šitais siūliukais. Nu, toks jausmas, kad jie labai nusišeria į pabaigą. Vienu momentu netgi leidau savo pagalvoti, gal čia nėra labai stiprus DMC. Ta prasme, tie, kuriuos nusipirkam matkeliuose, toks jausmas, kad ir labiau blizga. Aišku, aš čia turbūt tiesiog kabinėjusi, viskas gerai su tais siūliukais pas Merešką. Tikrai nesiskundžiu, tikrai nesakau, neapeliuoju, kad čia jie taip daro, bet kartais, nu, taip per greitai nušiurdavo man tas siūlas, taip tarsi jie tokie silpnesni pasirodė, bet aš tikiuosi, kad čia yra tik tais mano išsigalvojimai. Tikrai nieko negaliu pasakyti blogo, ypač kai siūlų tokia atsarga. Tai nežinau, netgi parkavimo metodų turbūt siuvinėjant, kur tenai siūlai gale išseikvoja nugarėliai, vis tiek būtų viskas buvę puikiai. Tai žodžiu, apie siūliukus taip, apie tai, kad čia yra dar tik tarpinis mano pasirodymas, tiesiog džiaugiuosi, kad dar prisiminiau pasirodyti, nes galvau, sukarpysiu, jau nebebus tas efektas. Tai rodausi taip, kaip yra. Ir labai pasidžiaugiau iš tikrųjų pagal raktą. Tarkim, yra nurodyti, bekas, sakykim. Bet tarkim, ant pačio darbelio šito siuvinėjasi bekas tik tais, tarkim, 26 siūlas 1-2 gijom. Vieną giją siuvinėjasi ant lapų, išskyrus ten porą vietų, o visi tie raštai siuvinėjasi 2 gijom. Easy, ta prasme, nereikia nieko sukt galvos. Ten, tarkim, ant lapės buvo kažkurios kitos spalvos, ant namuko buvo kitos, tarkim, tvoroje naudojosi kažkuri šviesi spalva, čia, tarkim, bet tik tiek ir naudojosi. Tai, žodžiu, labai džiaugiuosi, labai paprastai atidirbta, nėra taip, kad tenais 5-6 skirtingi bekai ir jie vienoje vietoje naudojasi, kad tam pasimestum ir panašiai, labai gražiai atidirbta, iš tikrųjų. Ta vieta kaip ir buvo suklysta, bet aš jau lyg minėjau apie ją, kad ne tas blendas panaudotas. Ar aš vis čia kalbu, kad jau minėjau, nors iš tikrųjų neminėjau. Na, iš esmės tai tenais reikia siuvinėti šituo, o sumaišytas jis yra su kažkuriuo kitu blendu, su gal šitu. Nu, žodžiu, kad netoks tamsus turi būti, kaip tenais nurodyta. Tai va, tai žodžiu, visiems rekomenduoju, labai fainas darbas, ypatingai man tie lapai, ypač šį rudenį. Atsiprašau. Gerai, mes jau atsijungiam, einam lauką pamiegoti ir tada susitiksim už sekundės su jumis.
Na ir pirmąjį elementą prisiuvau. Nėra viskas iš tikrųjų tai baisiai. Ranka pripranta. Na, kažkiek matosi. Tai dabar dar tuos du mažuosius prisisiųsiu ir tada jau namuką. Namukas lyg pilnai atitinka, nieko tempinėti nereikės. Jau sutemo, bet pabaigiau. Iš tikrųjų, taip kaip gavosi su šitais elementais, tai dar buvo smagiau. Jų tas paprastas prisiuvimas, va labai gerai toj prietemai matosi, nes jau tikrai tamsta. Su namuku buvo sudėtingiau, nes aš pasirodo jį buvau, turbūt to buvo galima tikėtis. Jisai matęs, kad eina šiek tiek bangom įtempimas, tai dabar jis yra šiek tiek bangom ant to pagrindinio audinio. Bet aš plaut kaip ir prisibijau, galvoju, kad čia vaikas žaidžia, bet galvoju, kad aš su lygintuvu su garu iš blogosios pusės prasilyginsiu, šiek tiek sudrėks audinys, aš jį čiut pabandysiu patampyti tą pagrindinį audinį. Tai aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Realiai ant gero įtempimo turėtų būti gerai, va čia tokia va bangelė, jaučiasi biški ore. Tai va tiek. Dar gal kam bus įdomu, kaip atrodo nugarėlė pas mane. Ypač tose prisiuvimo vietose atrodo taip. Siuvinėjimas, kur siuvinėjimas. Ir viršuje atrodo taip. Tiesiog tokia. Nepersistengiu aš dėl nugarėlės, svarbiausia, kad nebūtų pravedimų siūlo ten, kur neužsisiuvinėja. Ten jau biški labiau stengiuosi, visur kitur tiesiog. Tai va, taip va. Ir dar kartą sveiki, jau nežinau, kurį kartą sveikinu šitoj video medžiagoj, šitam filmukė mūsų. Tai va, prieš jūsų akis gift boxas. Pirmą kartą gyvenime užsisakiau, net nebūčiau užsisakiusi, jeigu ne viena mergaitė siuvinėjimo grupiai pasakė apie tai, kad Riolis daro Operecijai dovanų išpardavimą. Nu, kaip čia, išparduoda rinkinius, kurių greičiausiai jiems nereikia. Ir kaina šiaip tikrai buvo nebloga, aš ėmiau didžiausią, nes ten galėjau imti mažą dovanų dėžutę, vidutinę ir didelę. Tai didelė kainavo 24 lygiai eurai. Kadangi čia Lietuvoje Riolis yra, tai atsiuntimas buvo 1,40 €, tai čia viskas taip supuolė, kad galvoju, nu gerai, reikia pabandyti. Tik tais tiek, kad nuoširdžiai tikiuosi, kad nors vienas rinkinys iš 5, nes ten 5 rinkiniai, nors vienas iš 5 tikiuosi man patiks, nes jeigu ne, tai nežinau. Galimai šito interpo nebus įdėta į video, jeigu iš tikrųjų man labai nepatiks. Na, jeigu kas, tai ta mergaitė, kuri irgi užsisakė, sakė, gal susimainysim, galbūt iš tikrųjų atsirastų mergaičių, kurios domina vienas ar kitas rinkinys, kuris yra viduj. Tai aš dar jo netidariau, tik išpakavau, šiek tiek matos, kad nukentėjo keliaujant, nes buvo į burbulinę plėvelę įvyniotas ir dar į papildomą popierių, bet kadangi pati dėžė yra plono formato, tai jinai biškį neatlaikė. Gerai, apeinam tada visus kraštus, nes mačiau iš 4 pusių yra. Nu tai va, tai dabar karštai. Karštos emocijos, jau dabar kas bus, tas bus tenais. Tai
O, prašau, čia mes dar turim ir dovaninio popieriaus. Taigi, turim pirmąjį rinkinį, nu, lyg telpu į kadrą. Pirmasis rinkinys, o dievuliau, kokio jisai storio, čia yra 40-50 dievuliau, kokio didelio dydžio. Tai, o, nu čia vien dėl siūlų galima būtų panaudoti. Tai pirmas rinkinukas, na, taip sakyčiau, 6 iš 10. Neįtin gerai ir neįtin blogai. Kol kas tokio susižavėjimo negaliu išreikšti, bet tebūne. Žiūrim toliau. Ogi toliau toks rinkinukas. Ir čia jau turėtų būti ne pusvilnė. Ai, vis tiek pusvilnė, nes galvau, kad turbūt dovanos tik tais pusvilnė. Kažkodėl aš taip įtariu. Tai kanvytė, pusvilnė siūliukai ir toks miesto peizažas. Nu, toks irgi sau. Nors iš tikrųjų, jeigu nesiuvinėt dviračių, nesiuvinėt mašinų, tik tais va tą tokį natiurmortą, tai gal ir nieko dar. Gerai, toliau sekantis eina. Štai toks rinkinys. Ok, o čia jau su Anhor siūliukais matau, netgi kažkokia blizgaus siūlo yra įdėta ir kreminė medžiagytė. Nu, ok, taip vis dar ant plauko kyba, kol kas man dar čia nieks nelimpa. Vilkų šeiminėlė, iš tikrųjų net nepamenu, ar esu mačius tokį rinkinį, tai mažyliai. Nu, supratau, ok. Tai va toks rinkinukas, čia jau vėlgi bus su pusvilnė, taip, grožis ant 14 kaunto medžiagytės. Tai va tokie vilkai ir matau, nu gerai, šitas tai jau man patinka. Šitą kažkada esu žiūrėjus. Nu va, vienas iš 5 man patiko, gal net taip ir blogai viskas. Tai čia vienas iš naujesnių dizainų, 18 metų turbūt pagal kodą būtų. Ir išsiuvinėjimas medvilnė. Nes čia viena iš 3 dalių, kaip suprantu, šito tripticho. Tai va, tai jei, vienas iš 5, visai nieko. Ja, iš ties šitą tai mielai pasilikčiau savo pasiuvinė, todėl kitų bus matyti. Ir dar įdėjo mums dovanų. Šiaip šitas man rinkinukas visai žavus, toksai, sakyčiau, mano krikšto dukra labai primena. Kažkuo, va tą tokia jinai knygose paskendus mergaitė, tai ir čia ta jų naujoji linija, ai ne. Ir katalogas. Katalogą aš jau buvau gavusi iš Siaulytės, kažkada nebent čia būtų naujesnės, bet įtariu, kad čia vis tiek to vieno spausdinimo, tos pačios laidos. Tai va, tai tokia buvo mano dovanų dėžutė. Nors kažinkim viską į kadrą. Atsiprašau už tą triukšmą papildomą. Tai, opa. Nu jau, čia taip dar reikia sugebėti kažkaip įtalpinti. Ir, opa. Nu va, tai sakyčiau, oi, biškai blizga, nu atsiprašau, matėm viską. Sakyčiau, jurginai ir šitie garniai, sakykime, 10 iš 10, jeigu jau taip vertinsim. Ir vilkai būtų biškiai aukštesnis numeriukas, vien dėl to, kad, nu, gyvūnai man siuvinėjime kaip ir gražu, nors netiek daug aš jų siuvinėjau. Šitas arbatinukas, tai šiaip sakyčiau labai nedaug, nes nelimpa man šitas rudeninis peizažas taip sausau ir tada jurginai būtų irgi netaip blogai. Tai va tokia buvo ta mano dovanų dėžutė. Gerai, įkelsiu į video medžiagą. Ne viskas taip blogai, iš tikrųjų taip viengarniai super atperka. Tai va taip, gerai, pereikim prie kitų reikalų, nors nežinau, kuriuo intarpu aš jums įkelsiu šitą į video medžiagą, bet susitiksim už akimirkos. Sveiki visi,
Iš esmės turbūt tas sveikinimas jis ne į temą vidury video medžiagos, bet šiandien yra lapkričio 15 ir aš ruošiuosi startui. Iš esmės tai ganėtinai spontaniškas sprendimas sudalyvauti viename salė su viena labai senai pažįstama mergaitė, kuri gyvena Dresdene. Tai tiesiog suvinėsim kalėdinę tematiką. Salas prasideda lapkričio 15 dieną, baigėsi sausio pabaigoje. Tai rinkausi tokį nedidelį projektuką. Iš esmės tai viskas ten tiesiog aplinkybių dėka susidėliojo, nes tai buvo pirmas projektukas, kurį persirinkau lengvuoju būdu į XSD formą. Tai yra kaip pattern makeryje užsineši kaip foną paveiksliuką ir tiesiog ant jo viršaus uždėlioji simboliukus. Nes anksčiau man prieš tai vis nepavykdavo, nes tas langelių suskaidimas visą laiką pasimesdavo kažkur, o čia kadangi buvo nedidelis projektas, tai gavosi. Bet čia jau tokie nuklydimai iš šono. Tai šiek tiek tolimų tokių rakursų jums dabar rodau, nes mano idėja yra įsiuvinėti ant šito Nurge stovo. Jo siuvinėjime dar neišbandžiau, nors nusipirkau turbūt dar vasarą, planavau pradėti gandrą, susidėjau viską tvarkoje, galvojau, čiupsi darysiu, taip ir nieko nepradėjau. Tai tiesiog pakeičiau lankelį dabar į šitą žieminį dizainą, tuoj parodysiu, kaip jis atrodo, tiesiog norėjau dar truputį papasakot, kaip kas. Tai tuoj įkelsiu jums pačio Nurge rėmo surinkimą, lyg buvau nufilmavus, jeigu jau įdėsiu, tai kad tuoj pasižiūrėkit. Gal kažkam bus aktualu, kas tai yra per dalykas, o dėl praktinės pusės, kaip jisai tarnauja, aš jums papasakosiu šiek tiek vėliau. Taigi, Nurge rėmas kol kas atrodo dabar šią akimirką taip pas mane. Man patogus jis yra už tai, kad jį labai lengva transportuoti, jisai tokią garmoškę susileidžia. Ir pliusas yra tas, kad aš galiu tiesiog lankelį vieną atsukus išimti ir įdėti, bet jis stovi ant žemės ir aš galiu jo aukštingumą keisti priklausomai nuo sofos, ant kurios esu tuo momentu ar panašiai. Tai čia yra ta geroji pusė. Ir dizainas, apie kurį tuoj kalbėsim, tai yra siūliukai. Eilinį kartą pasiruošiau ant savo tos tradicinės paletės, 21 spalva naudojama. Ir aš čia dar tokią buvau susukusi šiek tiek. Tai dabar, aišku, raudona perims viršų, bet iš tikrųjų tokia spalvinė gama, aš iš tikrųjų net nežinau, ar esu kada siuvinėjus. Toks kalėdinis saldainis. Tai va, tai o apie ką mes kalbam? Tai toks dizainas iš kažkokio tai lenkiško žurnalo. Aš schemutę buvau išsisaugojus dar 17 metais turbūt, kaip PDF-ą. Ir galvojau, kad gal kada nors. Ir aš, kadangi va taip netyčia norėjau pasimokyti perinkti schemą į XSD užsidėjus kaip foną. Ir ta schema vėl man pasitaikė ir aš ją tiesiog persirinkau, neturėdama plano jos siuvinėti. Ir tada už poros dienų paskelbė Anastasija, kad savo salą organizuoja tą kalėdinę temą ir galvoju, gal iš ties reikia pabandyti. Tai tas dizainas yra ten 5413 ženkliukų pagal maratoną.
Tai tik tiek, kad aš galvoju, kai jau daeisiu, nes vis tiek siuvinėsiu kaip visada nuo apačios, kai daeisiu iki šitos vietos, aš foninį dalį, tos debesis, galbūt pabandysiu pusiniu, nes siuvinėti viską kryžiuku, man atrodo, nėra tikslinga, na, bet toks va dizainas. Ir dar kalbant apie šitą dizainą, mes čia su viena siuvinėjimo draugė dar šnekėjom apie tai, kad vis pasitaiko tų eglučių, Daiva, jeigu žiūri, labas tau. Tai labai pasitaiko dizainuose tų eglučių ir jos iš tikrųjų duoda labai daug šarmo dizainui, va tos visos vežamos į namuose kalėdinę nuotaiką propaguojančios eglutės. Ir aš žiūrėjau vakar savo siuvinėtus paveikslus ir realiai tikrai pas mane nėra kalėdinių dizainų. Žieminių yra daug, nes žiema yra vienas iš mano mėgstamiausių sezonų, ypač siuvinėjime. Bet kalėdinių, nors aš visada galvau, kad jeigu siuvinėti ko nors daug, tai galima būti kalėdinių, nes tada tuo periodu pasipuoši namus ir nusiimi, nes daugiau nereikia ir nereikia visus metus laikyti savo namų apkrautų kaip galerijos. Čia mano asmeninė nuomonė. Tai pasirodo tų kalėdinių pas mane ne kažką ir yra ir turbūt va taip, kad eglutė būtų dar kažkas, tai gal iš vis nėra. Žodžiu, reiks dar peržiūrėti kada nors nuodugniau, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad bus toks mažas startas. Iš tikrųjų, tie 5000 nėra mažai. Tai iki sausio pabaigos tikrai dar bus ką veikti, bet pasiuvinėsim. Tai va, tai tik tais mintis yra, kad galbūt tą foną pakeisiu kažkada į pusinius arba kažką sugalvosiu, kai laikas ateis, nes realiai yra apatinę dalį. Būtų galima siuvinėti nepilną kryžiukų, bet tebūnie jau šį kartą, nes šiandien reikia jau pradėti nors kelis iksiukus pasidaryti. Tai va, pasirodau jums ir susitiksim už sekundės. Dar trumpas įsijungimas dėl šito darbelio. Galvau, kad aš jau viską nufilmavau, pasirodo ne. Tai šiandien yra gruodžio 2, vakar gruodžio 1 sekmadienį aš dar šiek tiek kelias žalias spalvas pasiuvinėjau, ko man dar trūko. Tai jau kaip ir įlindau į gruodį, bet rodausi tuo, ką mes turim šią akimirką. Tai toks mano procesiukas, progresiukas, toj priartinsiu šiek tiek. Norėjau tik tai šiek tiek apsitart, kadangi pas mane medžiagytė yra turbūt 14 kauntų, 28 sevas. Aš naudojau kažką iš likučių, žinau tikrai ne 32, o mažesnis, gal 27, bet tik 27 pas mane nelabai kas buvo likę. Tai siuvinėjau ant 28. Pradėjau nuo sniego, siuvinėjau 2 gijom, buvo viskas ok. Tada siuvinėjau tą raudoną spalvą, kuri yra ten tos točkutės spalva ir pradėjau šviesti. Ir galvoju, ne, taip nebus. Tai žalį jau siuvinėjau 3 gijom, man labai patinka, kaip gražiai viskas atrodo. Tai dėl raudonos turbūt nepersiuvinėsiu, gal nebent persiuvinėsiu šiek tiek ratą. Turbūt. Taip, priartinu. Tai taip atrodo iš arčiau. Aišku, šiandien žadėjo saulė. Saulės nėra. Tai išsiuvinėjau darbekų šiek tiek mėlynus atspalvius, žadėjau juodus atspalvius siuvinėti, bet juos būtinai reikės 2 gijom siuvinėti, kad būtų stipriau matoma. Tai dar galvoju, va čia ką minėjau, turbūt šito juodo rato kontūriuką dar šiek tiek išardysiu tuos kelis kryžiukus ir padarysiu 3 gijom. Tų centriukų ne, nes ten vien dėl siūlo užkabinimo jau yra ryškesnis atspalvis. Šiek tiek spalvos gal ir nepersiduoda, nors kontrastingas. Iš tikrųjų tai nėra mano labai mylimas procesas, nes spalvos man šiek tiek per daug kontrastingos. Aišku, čia schema iš žurnalo, nėra norėt turbūt, kad būtų labai gerai atidirbta. Bet tokia siuvinėjau, kad siuvinėčiau, atsiskaitau, kad atsiskaityčiau, bet to tokio kaifo tai nėra, nors siuvinėti ant tėvo jau buvau pasiilgus. Tai va taip atrodom, dabar yra 30% darbo padaryta. Tai va taip ir siuvinėjau ant to nurgės stovo, kaip ir visai patogu. Aišku, kartais norisi ten arba pasiaušinti, pasižeminti, aišku, tai yra labai lengva padaryti. Negaliu sakyti taip jau, kad va irgi 100% rekomenduoju. Kaip ir arabeskos rėmo, to irgi savi niuansai yra, nors džiaugiuosi, kad turiu. Tai čia irgi džiaugiuosi, kad turiu, nes labai lengva transportuoti. Nusinešiau prie kitos sofutės, biškį pasikėliau į aukštį, pasidariau, jau prisisiekiau, nes ten tik tai su tokiu ratuku toje vietoje va šitas prisisuka. Tiesiog įsispaudžia kur norit, nesvarbu iš kurio krašto ir siuvinėjasi. Tai visai gerai. Šitą rėmuką pirkau iš Siūlų siūlas, nes jis buvo šiek tiek pigiau negu Siūlų rytai. Siūlų siūlas irgi yra Šiauliuos. Tai jo, jeigu kažkam reikia.
Tai va. Toks mano progresas ir jau kitą kartą pasirodysiu jums, tikiuosi, su daugiau. Tai va tiek. Žmogus yra išmislų karalius. Tiksliau, Rasa yra išmislų karalienė. Nu, jo, va taip, va. Dėžutės yra be galo gražu, man asmeniškai, ypač tos su langeliu. Ir dar kai viskas, atsiprašau už triukšmą, va dar kai viskas tiesiog va taip susidėlioja. Ne viskas, kas čia yra reikalinga, nu bet buvo gražu. Aš va šitokiu būdu nešiausi į mišką fotografuoti. Nes galvojau, galbūt kažkur paremti, kažkur kažkam, konkorėžių savo iš namų būdu pasiėmiau, kurie dažnai fotosesijose dalyvauja vien dėl to, kad dabar miške visi yra susiskleidę, o man norėjosi dar, kad būtų efektas to išsiskleidusio konkorėžio. Žodžiu. Čia yra schema naujo projekto, kurį galvoju pradėti. Čia yra audinukas ir siūlai. Tai va, dėžutė. Na, jeigu taip iš arčiau pašnekėt, spalvos. Labai jau čia kažko neprirodysiu, bet spalvinė gama yra tokia, schema vadinasi Woodland advento, nu, iš esmės tai girių, miškų tema, advento žvakės siuvinėjimas. Mažėlis vėl ruošiasi eiti su manimi į lauką, tai aš čia norėjau dar tas 5 minutės prigriebti, nu gal netyčia dar išlauks. Tai, žodžiu, miško tema. Tai šitas rinkinukas keliavo su manimi miškas fotografuotis vien dėl to, kad, nu, tos spalvos, tai wow. Tai biškai, jeigu atitrauksim ir pakalbėsim, aišku, dabar ant baltos spalvos kontrastuos. Čia yra audinukas, ant kurio planuoju siuvinėti. Ir, pamiršau planšetę atsinešti, nes tik joj turiu vaizdą su spalvom, nes atsispausdinau kaip bespalvį. Tai čia yra The Little Stitcher dizainerės, Instagram'e pirkau tokią schemutę, tai mano planas yra siuvinėti, tuoj dar prigriebsiu žirgutės. Planas siuvinėti yra nuo šitų žvakių, o po to galbūt šitas su Hope, Peace, Joy ir Love. Galvau, gali lietuvių kalbą išversti, bet džiaugsmas, labai daug raidžių. Tai žiūrėsim, kol kas planas yra siuvinėti būtent šitas 4 advento žvakės, šitą girių tematiką. Tai va, mano laikas baiginėjasi, tai ką aš norėjau jums dar parodyti, pasakyti. Tai siūliukai, kaip ir matot, čia yra mano audinys. Dabar apie audinį kalbant, tai čia yra mano išmislas, dėl ko aš ir pradėjau šitą dėl išmislų karaliaus ir kad Rasa yra žodžių. Čia yra audinukas, kurį aš nusidažiau su kava ir arbata. Originaliai turėtų būti vintage moka, tokia ruda su atspalviais. Va, ką jūs čia matot, tai čia yra geroji audinio pusė buvusi, bet aš siuvinėsiu ant šitos, nes šitoj nėra tų atspalvių mėlynų, iš esmės originalas buvo toks. Buvau kažkada gavus gabaliuką šitos spalvos, čia jums šiek tiek daugiau kontrasto rodo, šiaip švelnesnė ta pilka spalva yra, bet aš ant tokių audinių nemoku siuvinėti, man tie visi vitražai išeinantis turi būti labai labai švelnus, realiai tai, atsiprašau, užtraškėsi, ant šito audinio aš planuoju siuvinėti. Irgi jums rodo šiek tiek tamsiau, tai dabar nepasakysiu, koks tikslus pavadinimas audinuko yra, bet irgi iš Zweigart audinių, iš linų, pats švelniausias. Tai ant šito audiniuko aš planuoju siuvinėti visai neužilgo, bet ant šitokio ryškaus kontrastingo, kad ir per ryškiai dabar man jį rodo, aš siuvinėti nenoriu. Galvojau vieną dieną pradėti, ką nors siuvinėti tiesiog ant kitos pusės, nes, nu, blogąją pusę aš dar išnaudoti sugebėčiau. Tai vat, mano šitas audinukas va, buvo toks. Jums rodo šiek tiek tamsiau, nu, atsiprašau, jau dabar kaip gaunasi filmuoju, tai filmuoju. Tai čia yra blogoji pusė, aš siuvinėsiu ant šitos pusės, šitoj pusėje nesimato šitų perėjimų. Čia yra lenkimo riba. Dar neišsirinkau, nuo kurio taško ir kažkur taip siuvinėsiu, neatsirado tie tokie perėjimai, man atrodo, orkaitė, jeigu būčiau kepusi dar šlapę, greičiausiai audinukas būtų įgavęs tuos tokius
tokius suraižymus, bet aš jau nebenorėjau eksperimentuoti ir taip aš jau ten pusę paros pražaidžiau su to, kad aš ten 3 ar 4 kartus vis gražinau į tą patį katilą, kad dar čiut pabūtų spalvoj ir gavosi taip, kaip gavosi. Tai kaip čia jums dabar perduoti tą švelnumą spalvos? Nu, jis toks vat artimesnis, kaip dabar rankoje, kaip laikau. Nu, toksai malonus. Aišku, tie atspalviai, jeigu būtų ta moka iš tikrųjų, jie duotų savo. Nežinau, ar man pavyks. Tuoj. Ar man pavyks perteikti, iš tikrųjų, čia matosi tas audinys, kadangi jisai turi raštus, dar kažką jisai sužaidžia. Mano lygus atspalvis nebus turbūt taip žaismingai, bet manau, kad bus gražiai. Aš taip tikiuosi. Tai va toks startas nusimato gruodžio mėnesį. Čia yra, aišku, 4 advento žvakės. Nemanau, kad man pavyks siuvinėti ties kiekvieną savaitę. Na, žiūrėsim, kaip susidėlios. Bent jau pradėti noriu. Iš tikrųjų, gal pradžiai ties to orientuokimės. Nes yra, ką noriu pabaigti. Tai orientuokimės tai, ką noriu pradėti. Tai va, toks buvo mano dėžutės turinys. Ir tada mes bėgam į lauką miegot. Pasirodžiau jums, ką turėjau. Tai tiek šį kartą. Ačiū, kad žiūrėjot. Gražios jums žiemos pradžios ir susitiksim jau naujais metais. Iki.